Taigi toks klausimas, koks pasaulyje objektyvas yra geriausias? Linksmas klausimas, ar ne? Tas pats, kas paklausti, kurio žmogaus akys yra geriausias. Juk labai panašu. Fotoaparatą galima kartas nuo karto palyginti su žmogumi, kuris turi savo akį vieną. Yra, kur turi ir dvi akis, fotografuoja stereo. Taigi kažkas panašaus, ar ne? Kurios geresnės akys, kurio žmogaus geresnės akys. Reiškia, kuris objektyvas yra pasaulyje geriausias. Štai tą temą pakalbėsim, o dabar nepamirškit laiką, prenumeruoti. Būtinai spauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Pakomentuokit, aišku, pasidalinkit, nepamirškit. Ir štai mes eisim šią temą. Išsiaiškisim, kas yra mums geriau, ar iš vis yra objektyvų geriausių, ką jie skirstomi ir taip toliau. Tai štai, koks tas geriausias objektyvas. Galiu iškart pasakyti, yra tokia firma Leica. Jie gamina ne tik objektyvus, bet ir fotoaparatus. Tai bene patys brangiausi objektyvai, kurie surinkinėjami rankomis. Tai štai, įdomu, pasidomėk. Bet ar jie geriausi? Tai turbūt nebūtų galima tai pasakyti, nes iš vis turbūt net netinka tas terminas kalbėti apie geriausią objektyvą pasaulyje, ar iš vis geriausią objektyvą. Gali būti geriausias objektyvas, tai būtent skirtas tam tikram žanrui. Arba geriausias objektyvas, tai tas, kurį tu turi, arba tas, kurio tu nori, kuris tau atitinka tavo poreikius. Tai štai geriausias toks objektyvas. O ar jisai brangus, ar jisai pigus, mano nuomonė, nėra skirtumo. Nes viskas priklauso vis dėlto, ką tu fotografuoji, ką tu kuri, kokį žanrą fotografuoji. Ar tu fotografuoji prie gero apšvietimo, ar tu fotografuoji atvirkščiai prie prasto apšvietimo, ar tau reikia tamsaus objektyvo, ar tau reikia šviesaus objektyvo, tau reikia profesionalaus, kuris aštrus, kuris duoda detalumą, ar tau atvirkščiai užtenka to vadinamo kitinio objektyvo ir tu tikrai darai vis tiek labai didelius, gražius šedevrus. Taip kad rinktis mes turim pagal mūsų poreikius, suprasdami, žinodami, kaip tie objektyvai dirba, kam jie reikalingi, ką jie daro ir panašiai. Esu matęs žmonių, kurie fotografuoja portretus su makro objektyvu. Žmonės fotografuoja su plačiakampiu objektyvu. Bando fotografuoti makrofotografiją su portretiniu objektyvu. Ir iš tiesų tai matęs. Ir aišku, natūraliai klausimas kyla, ar tas žmogus žino, ką daro. Bet sakyti, kad tu kažką blogai darai, tai mano nuomonė būtų neteisinga. Kaip kad sakyti mokiniui ar bet kuriam mėgėjui, pažiūrėjus jo nuotrauką, pasakyti, kad labai blogai. Kažkas yra labai blogai. Gali būti techniškai ir neteisingai, kompozicija neteisingai. Tam tikrus peršvietos vietos nuotraukoje trūksta detalumo ar trūksta aštrumo nuotraukoje, bet nebūtinai jinai bus bloga. Taigi, dažniausiai pripažįsta gera ar bloga nuotrauka žiūrovai. Ir žinot, mes socialinius tinkluose pratę, ar ne, laikint nuotraukas. Kartais laikinam tik dėl to, kad pažįstam tą žmogų, o kartais iš tiesų pamatom tą žmogų, kurio nuotraukos kažkas tai vau. Gerai pažiūrėjus atrodo, galbūt ir trūksta ryškumo, detalumo, aštrumo, bet toj nuotraukoje kažkas yra. Mes žiūrim tą nuotrauką į grožimės. Atrodo, kaip tu tai pamatai, kaip tu tai padarai. Tegul bus aštrus tas objektyvas, bet to nuotraukoje tas aštrumas jisai gali labai stipriai rėžti akį. Nuotrauka bus per aštri, per ryški. Bet kažkas kitas žiūrės. Viskas gerai. Štai tokia pradžia, kad supras, kaip objektyvai dirba ir kam jie reikalingi. Kodėl jie skirstomi pagal žanrus, pagal tai, kad jie yra profesionalūs, yra mėgėjiški, yra šviesūs, tamsūs objektyvai. Ir taip toliau ir panašiai. Atsakyk savo į klausimą, kokio objektyvo tau reikia.
Sakysi, bet tai kaip man atsakyti, kaip man žinot, kokio man to objektyvo gali reikėti. Pirmas klausimas, ką tu fotografuoji? Kaip taisyklė, pradžioj mėgsta žmonės fotografuoti gamtą, gėlytes, mėgsta ir makro fotografuoti. Ir viskas suvelta į vieną. Ir kai klausia, kokio man objektyvo reikėtų, arba koks būtų man geresnis objektyvas, tai sunku išrinkti, nes viskas viename būna. Noriu ir makro, noriu ir gamtą, bet patinka ir žmonės fotografuoti ir taip toliau. Aišku, gali tada pasiūlyti objektyvą, kuris yra toks universalus. Tai gali būti 24-70, jei kalbėt apie profesionalų, kurio diafragma 2,8. Ant pačio objektyvo tai parašyta. Ir į tai reiktų kreipdėmėsi, ypač į skaičių, kuris yra diafragmos skaičius. 2,8, gali būti 1,8 arba 1, tiksliau ne kablelis, o taškas. Aš vis kažkaip tai pamirštu, vis kažkaip tai neteisingai pasakau. Atsiminkit, kad taškas 1,8, 2, vėl tą patį darau, 1,8, 1,4 gali būti 2,8. Ir jeigu objektyvas prasideda nuo 3,5, ten brūkšnelis 5,6, tai atsiminkit, kad šis objektyvas yra tamsus. Įskirstuma šitie objektyvai priskiriami prie tamsių objektyvų. Kažkas sakys, o tai ką reiškia tamsus objektyvas, kad jisai juodas? Sakys, aš mačiau, yra ir baltų. Taip, teisingai yra dažniausiai tie balti, tai yra pas Canon gamintoje, pas Sony gamintoje, buvusią Minoltą. Kažkuriuo momentu išleidęs buvo ir Nikon gamintojas. Tokių ne baltų, daugiau labiau pilki tokie, link baltumo. Tai dažniausiai tie objektyvai parodo iš karto, kaip sako, iš toli tu matai, kad tai profesionalūs objektyvai. Ir paprastai tai būna šviesus objektyvai. Taigi šviesumas objektyvai yra labai svarbu. Jeigu tu fotografuoji dienos šviesoj, tai gal tas šviesumas ir nėra svarbus. O jeigu tu fotografuoji prastam apšvietime, štai kaip dabar anksti išeini, arba po piet nori eit kažką pafotografuoti, tai norisi šviesesnio, kad jis praleistų daugiau šviesos. Ir tokiu atveju tu turi, reiškia, daugiau galimybių su tokiu objektyvu fotografuoti. Toliau atsakai savo klausimą, ką tu fotografuoji toliau. Gal žmonės vis dėlto fotografuoji, ne gamtą, ne makro. Gal fotografuoji sportą, gal fotografuoji, nežinau, mašinas, dar kažką. Štai čia tau reikalingas plataus kampo objektyvas, fotografuojant žmonės, žmonių grupės. Jeigu tu fotografuoji portretus, tau reikia labiau artinančio. Yra toks objektyvas kaip 85 mm su 1,4 diafragma. Arba bent jau 50 mm, kuris yra labai populiarus ir nėra brangus. Dažnas mano mokinys po ar pamokų metu eigoje irgi užsimano, pamato, kaip jie dirba ir įsigyja. Ar po visų, reiškia, kursų baigimo įsigyja 50 mm 1,4 diafragma objektyvą. Ir labai džiaugiasi, nes pamato, kaip jie dirba, kokį jie duoda rezultatą, aštrumą ir kokį jie duoda fone susiliejimą. Tai yra galimybės, objektyvo galimybės. Ir išrinkti dabar, kuris geriausias pasaulio objektyvas, turbūt neįmanoma. Ir tai turbūt neteisingas klausimas. Mums reikia visų pirmiausia suprasti, ko mes norim. Tai yra, ką mes fotografuojam, ką mes norim fotografuoti ir ko mums reikės galbūt net ateityje. Taigi, įsiginant fotoaparatą, nebūtinai pirkti kartu su tuo objektyvu vadinamu kitiniu, kuris būna prie fotoaparato. Galbūt geriau fotoaparatą įsigyti atskirai
Ir jau žinant, jau pasimokius, jau suprantant, kaip tai yra, galima įsigyti objektyvą atskirai. Tad, kai tu žinai, ką tu fotografuoji, tu žymiai lengviau išsirinksi tą objektyvą, kuris tau yra geriausias poreikiai, kad atitiktų tavo poreikiams. Dažnai buvę, kad įsigijus objektyvą arba dar dažniau, kai padovanoja. Nes žmonės dovanojantis ne visi žino, kokio tau objektyvo reikia, bet galbūt jiem kažkas taip pat patarė ir jie nupirko, pavyzdžiui, tą patį 50 mm, tą patį 50 mm objektyvą, kuris iš tiesų geras, kurį aš rekomenduoju dažnai savo mokiniams, bet jisai sako, aš su juo niekur netilpu. Trūksta kampo, negaliu nufotografuoti namuose, kambaryje savo šeimos. 3 žmonių, 4 žmonių, nes tiesiog trūksta vietos. Jo siauras matymo kampas. Bet ir viskas. Ir ką tada daryti? Sako, netinkama, tas objektyvas yra blogas. Kiti dar sako, jeigu nėra zoom objektyvo, jis taip pat blogas. Taigi, universalus gali objektyvas būti, jeigu kalbėti apie jo profesionalumą, kaip aš pradžioj minėjau, pavyzdžiui, 24-70. Tau su juo tiks fotografuoti tiek gamtoje, tiek grupė žmonių, tiek fotografuoti portretus. O vėliau, kai jau norėsi tokio aiškesnio supratimo, tai tada galima fotografuoti fiksuoto židinio, kaip kad tą 50 mm arba 85 mm. Jeigu tu mėgsti makro fotografuoti, gali įsigyti makro objektyvą, kaip kad 100 mm ar 105 mm tokie objektyvai yra Canon ir Nikon gamintojų. Yra makro objektyvų 60 mm, yra 180 mm, kurie yra tikri makro objektyvai. Kodėl jie tikri, kodėl jie vadinamis? Gal dėl to, kad parašyta ant jų makro? Ne, jie tiesiog yra labai aštrus. Kitaip tariant, jie yra kietai piešintis objektyvai. Taigi su tokiu objektyvu jau tu galėsi fotografuoti vabaliukus, gėlytes ir kažką tai, kas tave domina, kur galima priartinti, fotografuoti iš arčiau. Tai štai objektyvai skirstomi dar kartelį į šviesius ir tamsius profesionalus ir mėgėjiški. Tai yra teleobjektyvai, super teleobjektyvai, super platus objektyvai ir taip toliau. Mums svarbiausia žinoti, ko mums reikia, ką mes fotografuosim. Mums žymiai bus lengviau pasirinkti tą objektyvą, kuris bus tau pasaulyje pats geriausias. Tikiuosi, kad supratai, ką aš norėjau pasakyti, tikiuosi, kad tau aiškiau šiek tiek ir tu galėsi pasirinkti objektyvą tą, kurio tau reikia, kurio tu nori. Gali kreiptis į mane, padėsiu išsirinkti tiek objektyvą, tiek fotoaparatą. Tokia paslauga pas mane yra ir manau, kad tu neprarasi pinigėlių, džiaugsis tuo ir fotografuosi tai, ką tu mėgsti fotografuoti. Na, o įsigiję visą šitą mes galim mokytis 2 būdais, tai yra savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai net 10 temų video formate, kuriuos įsigijęs tu gali mokytis pats, būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Tai labai patogu, turėk fotoaparatą šalia savęs, žiūrėk, klausyk, kas tau sakoma ir tu sužinosi dar daugiau, 10 temų. Nuorodos yra po šio video, būtinai susirask ir pasižiūrėk. Na, o individualiai, kai mes mokomės jau, tik tai tu ir aš, visas dėmesys skirtas tau, visi profesionalūs mano patirties, daugiau kaip 30 metų patarimai skirti tau, kad tu suprastum, kaip tai veikia. Kaip veikia fotoaparatas, kaip fotografuojama, kodėl pasirenkami vienokie ir kitokie režimai, kada ir kokį objektyvą geriau naudoti, kaip jį pasirinkti ir netgi tai, kad
tu supranti, ką tau reikia daryti vienokiu ar kitokiu atveju, tarantis su klientu ir taip toliau. Taip kad šitas būdas taip pat yra labai svarbus, jisai yra profesionalus būdas. Pabaigus tu gali eiti ir fotografuoti savo renginius, šventes ir taip toliau ir panašiai. Taigi, mylėjai, ačiū, kad žiūrėjai, nepamirštam laiką, prenumeruoti, būtinai pasidalink, būtinai paspausk skambutį, kad nepraleisk kitų video ir pakomentuok. Tai yra labai svarbu tiek jums, tiek man, kad būtų vis naujesnių temų, kad galėtume mokytis kartu ir džiaugtis savo nufotografuotais darbais. Visiems iki kito karto, visiems ate.